Labas vakaras. Laukiu besijungiančių. Labas vakaras. Gerai, viskas pasijungia. Taigi, dar palauksim kelias minutės. Labas vakaras. Matau, sveikinat, parašykit, prašau. Kaip visada turiu prašymą tokio atgalinio ryšio. Kaip mane girdit, kaip mane matot, ar viskas gerai. Ir dar palauksim, nes tikrai žinau, kad moteris rašė, kad tikrai norės dalyvauti, klausė, kelintą valandą, čia buvo, nes paprastai aš įprastai 7 valandą laivus darau, šį kartą 19:30, tai biškai buvo tokių, kad buvo jau laukia nuo 7, tai atsiprašau, bet šį kartą buvo suplanuota nuo 19:30. Tai malonu jūs matyt, parašykit, prašau, ar girdit, ar matot, parašykit pliusiukus, jeigu girdit ar matot, tiesiog būsiu dėkinga už tą atgalinį ryšį. Tai gal kažkas apskritai mane matysite ir girdėsite pirmą kartą, tai aš gal vis tik tai prisistatysiu, nes visai ką pamirštu tą padaryti. Visai ką man atrodo, girdisi puikiai, matosi, Anglija girdim, o kaip fainai, iš Anglijos, Jūratė, taip, malonu. Tai tai aš trumpai prisistatysiu, esu Gintarė Davainienė, esu lektorė, saviugdos specialistė ir Lietuvoje turbūt esu labiausiai žinoma kaip sąmoningo svajojimo mokytoja, esu knygos Svajonę paversk tikrove autorė ir taip pat noriu ką pasakyti apie save, tai kad aš labai vis tik tai myliu dar papildomai, ne tik tai ne kaip tą aiškinimas, kaip ten tas svajonės paversti tikrovę, bet ir numerologija man labai patinka tarologija, karmos ir visatos dėsnių bei likimo klausimai. Taip pat mano širdies tema yra, pagrindinės turbūt širdies temos yra sąmoningas svajojimas, minties galia, tikrasis moteriškumas, ką mes dabar, kaip tik tęsiam, tiesiog tai yra live šitų susitikimų serija, kur kalbu apie tą tikrąjį moteriškumą, apie santykius, labai mylima yra tema santykių tema, taip pat vidinio vaiko tema, vidinio vaiko išgydymas, vidinio vaiko ten traumos ir kaip jas išgydyti. Labai domina pašaukimas, likimas, praeiti gyvenimai, esu regresologė, karmologė ir taip pat studijuoju intensyviai jau ne vienerius metus psichologiją ir psichoterapiją įvairiose mokyklose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir šiandien mūsų tema yra įsitikinimai. Ir įsitikinimai, kurie labai svarbus moterims. Ir tikrai įsitikinimų tema yra apskritai labai svarbi. Nes tai įsitikinimai formuoja mūsų bendrai apskritai pasaulėžiūrą ir apskritai visą mūsų gyvenimą įtaką daro. Bet šiandien noriu būtent pakalbėti apie tai, kaip tai yra susijęs su moteriškumu ir kokias energijas jie gali blokuoti ir kaip ta moteriška energija apskritai gali blokuoti. Tai vesdama iš tikrųjų paskaitas apie sąmoningą svajojimą ar ten apie minties galią, visą laiką kalbu ir aiškinu apie tai, kad kuo aukštesnės žmogaus sąmonės vibracijos, tuo žmogus geresnius dalykus į savo gyvenimą pritraukia. Turbūt esate girdėję, kad taip būna. Ir labai aišku tikrai priklauso mūsų gyvenimas nuo to, ką mes galvojam, ką mes mąstom, kokios mūsų emocijos, kokie mūsų veiksmai. Ir pasirodo, kad labiausiai iš tikrųjų sąmonės vibracijas žemina riboti įsitikinimai, negatyvūs įsitikinimai, negatyvios nuostatos, visokios vidinės programos. Ir kurios pas mus atsiranda, gali būti, kad net labai išgiliai. Įsitikinimai gali būti net iš praeitų gyvenimų. Įsitikinimai gali būti genetiniai, paveldėti iš protėvių.
ir įsirašę mūsų ląstelių atmintyje. Įsitikinimai gali būti net nuo įsčių. Kada mes esame motinos įsčiuose, mes jau ten formuojam atitinkamus įsitikinimus pagal tai, kaip mes jaučiamės, kaip jaučiasi mūsų mama ir kaip mes tose įsčiuose jaučiamės. Ir mamos baimės vaikui persiduoda labai tiesiogiai, mamos džiaugsmai irgi tiesiogiai. Viskas persiduoda, mintis, viskas rašosi į ląstelių atmintį. Ir, žodžiu, formuojasi tie įsitikinimai. Po to labai stipriai įsitikinimai formuojasi vaikystėje, kada mes ypač iki 12 metų, dar intensyviau iki 6 metų, nes ten tos mūsų racionalios smegenys, tas racionalusis protas dar ten labai toksai neaktyvus, mūsų smegenys dar labai stipriai veikia teta dažniuose, alfa dažniuose ir viskas labai tiesiogiai ten rašosi mūsų psichikai, mūsų pasąmonė ir formuojasi to pasėkoje viskas, kas vyksta aplinkui, kaip mes matom tą pasaulį, kaip mes suprantam, kaip mes įvertinam visą tai. Viskas įsirašo į mūsų pasąmonę, į mūsų psichiką ir formuojasi taip tie įsitikinimai. Ir žmonės pilni įvairiausių vidinių nuostatų, įvairiausių pergyvenimų, įvairiausių baimių. Ir su visu šituo bagažu, visa ta tokia baimė, aš taip gal metaforiškai labai mėgstu kalbėti, įsivaizduokite, kad visą tą baimę, tų įsitikinimų, visą krūvą mes kaip į kuprinę susidedam ir nešam tą naštą per savo gyvenimą ir tai mus stabdo nuo mūsų tikslų įgyvendinimo, tai yra stabdo mūsų tiksluose, mūsų santykiuose, tai gadina mūsų sveikatą ir taip toliau prarandam pinigus, gausos netraukiam į savo gyvenimą ir taip toliau. Taigi įsitikinimai tai yra tai, ką mūsų sąmonė iš tikrųjų priima kaip tam tikrą tiesą, tam tikrą realybę. Ir labai, žinokit, prie viso to dar yra toks emocinis pagrindas, toks tikrumo pojūtis labai, bet aš tiesiog tikiu ir žinau, kad yra taip ir ne kitaip. Ne? Tai ir sako įsitikinimas, tai yra savotiškas mūsų tikėjimas, tai yra tai, kuo mes tikime. Įsitikinom viskas ir mūsų neperkalbėsi. Yra taip ir ne kitaip. Ir tai yra tokios mintys, įsitikinimai, kurie mūsų gyvenime nubrėžia mums tam tikras ribas. Įspraudžia mūsų rėmus. Pagal savo įsitikinimo sistemą mes kiekvienas turim savo rėmus. Ir mes turėtumėm visą gyvenimą, mūsų turėtų būti užduotis plėsti savo sąmonės ribas, savo įsitikinimų ribas. Bet ką daro tie įsitikinimai negatyvus, jie tikrai dar labiau spraudžia mus į tam tikrus rėmus. Ir neleidžia mums augti, neleidžia mums plėstis, neleidžia mums vystytis, stabdo, kūrė baimės ir visokias kitokias problemas. Ir įsitikinimas tai yra mūsų absoliučios, tarsi, bet tai yra absoliuti tiesa man, bet yra taip ir ne kitaip. Ir daugumą įsitikinimų mes atpažįstam, mes tikrai žinom, kad juos turim, mes netgi garsiai pasakom, mes juos garsiai išreiškėme, ką nors kokią nors tiesą apie save, apie savo artimuosius, apie kitą lytį, kitos lyties asmenis. Pavyzdžiui, moteris labai daug garsiai išreiškia įsitikinimus savo apie vyrus, vyrai apie moteris. Dažnai moteris girdi turbūt tokį įsitikinimą, tokį posakį, kad visi vyrai kiaulės, atsiprašau iš karto vyrų, o vyrai labai mėgsta įsitikinimą visos moteris barakūdos. Ir tai yra garsiai išreiškiami, tai yra matomi įsitikinimai ir mes juos galime apčiuopti, vartojame ir vartojame, turim. Bet yra nematomi įsitikinimai, kuriuos net nesuprantam, kad turim. Ir juos yra sunkiausia atkapstyti. Tai yra tie pasąmoniniai įsitikinimai, kur, kai būna dirbi su žmogum, su įsitikinimais, su jo sistema, ir dažniausiai tai būna dideli ilgi sąrašai tų įsitikinimų, ir mes ieškom, kokiegi įsitikinimai yra būdingi būtent jam, iš pasąmonės einantis, kurie stabdo tą žmogų. Tai patikėkit, labai dažnai būna tokia reakcija, kad tikrai, aš tai turiu, kad tai apie mane negali būti ir taip toliau. Tai taip, kad įsitikinimų mes tų prisikūrėm įvairiausių, visokiausių turim. Yra prisikūrę, tai yra savo atmintyje, savo sistemoje, savo psichikoje, savo pasąmonėje ir taip toliau. Ir toliau jų mes tiesiog nedrįstame žengti. Nes jeigu mes žengėme toliau savo įsitikinimu, plečiam savo mąstymo tas ribas, ką mes iš tikrųjų darom, tai mes savotiškai paneigėme tuo, ko mes taip tikime, dėl ko mes taip kovojam
įtikinėjam tiek save, tiek aplinkinį pasaulį. Taigi, tai dar galima tos įsitikinimus prilyginti kaip mums įdiegtas kažkokias taisyklės, kažkokias normas, kažkokias nuostatas. Ir aš atsimenu, tikėjau, pavyzdžiui, buvo pas mane įsitikinimas kažkada, tai kada tarybiniais laikais, tai kad ten vienas iš tarybinių lyderių, kad tai yra toks gėris, aš tai buvau įsitikinus, kad per jo laidotuvės verkiau. Atsimenu vaikystėje, nesakysiu per kieno, bet tai buvo. Nes mano įsitikinimu tai buvo ypatingai geras žmogus. Bet po to užaugi ir supranti ir suvoki kitokią tiesą, pamatai ir supranti, kad klysti. O būna, kad mes per visą gyvenimą taip ir nesuprantam, kad klydom su savo tais įsitikinimais. Ir dėl tų įsitikinimų mes dažnai galime nesąmoningai atsisakyti mums labai gero kažkokio pasiūlymo dėl darbo, pavyzdžiui, dėl naujo darbo, atsisakyti naujo partnerio, arba galim dėl tų vidinių įsitikinimų atsisakyti netgi pasveikti. Žodžiu, jie labai labai stipriai įtakoja tiek mūsų elgesį, tiek mūsų emocijas, tiek mūsų veiksmus ir apskritai mūsų gyvenimą. Ir kokie jums patys, gal jau pačios ar patys išskiriate savo gyvenimo įsitikinimus. Gal kažkokių galite parašyti pavyzdžių, būtų labai faina, jeigu pasidalintumėt. Nes, kaip pavyzdys, kad tai yra neįmanoma. Pastoviai žmogus sau tvirtina, kad tai yra neįmanoma, tai ne man, aš to nesugebėsiu. Tam dabar labai netinkamas laikas. Ir pastoviai, kaip sako, tam netinkamas laikas. Kažkada vėliau. Bet kada užaugs vaikai, tada aš sieksiu jau ten karjeros. Kada būsiu laiminga, tada ištekėsiu ir taip toliau, žodžiu. Kad, pavyzdžiui, kažką tai įgyvendinti mano gyvenime, reikia turėti pinigų arba reikia turėti pažinčių. Arba negaliu pasiekti, nes neturiu reikiamų žinių. Čia tokie tikrai ribojantis, stabdantis įsitikinimai. Arba dar pavyzdys. Šitas reikalas, šitas darbas, arba šitas dalykas, naujas dalykas, kurio ruošiuosi mokytis arba kažką padaryti, man yra per daug sudėtingas. Tam aš esu, pavyzdžiui, per senas, gal per jaunas ir taip toliau, žodžiu. Ir dažniausiai tie įsitikinimai yra toks geras dalykas, jie turi tokią stiprią antrinę naudą, nes dažniausiai mes juos naudojame tam, kad absoliučiai pateisintumėm savo sprendimų nedarimą. Ir dažniausiai jie, žinokit, atkapstomi ir dažniausiai slypi ten, kur, ieškokit, jeigu jūsų gyvenimo srityse, kokio jūsų gyvenimo srityje labiausiai jums nesiseka, arba kur labiausiai kažko nenorite daryti, tai žinokit, ten ir slypi tie šakniniai įsitikinimai. Ir labai labai svarbu atkapstyti būtent šakninius įsitikinimus. Nes tie šakniniai tai yra tie gili paslėpti, jie nematomi, jie sunkiai, jie dažnai nėra vartojami ir garsiai neišreiškiami, kaip ir sakiau. Tai labai labai, Ingrida rašo, nuolat kartodavau, negaliu matyti, šiandienai turiu su akimis problemą, aš šito nenoriu matyti, taip, taip. Yra užsakymas, kai kažko nenori matyti, tai visata taip padaro, pasistengia, kad ir nematyk, nenori nematyk. Tai iš tikrųjų, daugelis net nenutuokia, kad visas jo gyvenimo problemas, tiek santykių kažkokia krizė, tiek ten neturtą, tiek ligas ar nesėkmės, iš tikrųjų prišaukia patys ir būtent savo įsitikinimų ir savo įsitikinimo sistemą ir savo pasaulėžiūrą. Ir jeigu mes jų nekeičiame, tai mes ir sėdime toj pelkėj, toj duobėj arba ten savo problemuose ir ten juose verdam, kapstomės. Ir jeigu nieko nekeičiam, tai nieko ir nesikeičia. Ten ir sėdim ten, kur jau nebetinka, kur negerai, kur blogis. Ir paprasčiausiai, ir tada dar prie viso to, tiek kūne, tiek prote, tiek pasąmonė, tiek apskritai energetikoje, žmogaus biolauke, ten, žinokit, viskas įrašoma. Kaip metaforą galiu pasakyti, pavyzdžiui, kaip lėktuvo juoda dėžė. Ten viskas įrašoma,
Tai va, lygiai taip pat ir mūsų visame kame viskas įsirašo, tai visi įsitikinimai, visos tos mūsų mintis, mūsų emocijos ir taip toliau. Tai va, ir labai labai stipriai mano šiandien tema, kad įsitikinimai labai daro didelę įtaką mūsų energetikai. Ir aš jau kalbėjau savo laivuose, prieš tai aš kalbėjau, kad viskas yra labai susiję. Ir šiandien aš vėlgi kalbėsiu apie čakras, apie energocentrus. Aš jau nebekalbėsiu apie tai, ką reiškia, kas tie centrai, ten, iš kur čia, kas čia su ko valgom ir taip toliau, aš apie tai jau kalbėjau. Bet aš noriu pakalbėti, kad viskas yra labai susiję. Kada čakrose energija veikia harmoningai, moterims moteriškai, vyrams vyriškai ir taip toliau, tai mes realiai keičiam visą savo ten ir kūną, ir psichiką, ir protą, ir visus organus veikiam ir taip toliau. Tai yra, žodžiu, keisdami energetiką, keičiamės patys ir keičiasi mūsų gyvenimas. Ir lygiai taip pat yra atvirkštinis procesas. Mūsų išorinis, tai yra, žodžiu, mūsų vidus keičia išorę ir išorė keičia vidų. Tai čia viskas yra labai labai susiję. Ir iš tikrųjų jau senai žinoma, kad žmogaus biolauką formuoja energiniai, kaip čia pavadinti, mainų sukūrėjai. Tai būtent tie energocentrai, tos čakros taip vadinamos. Jau sakiau, jau kažkur, kad minėjau, kad lietuviškai tai labai yra gražus žodis, labai atitikmuo gražus varos. Čakros tai varos. Ir turbūt ir žinote ir jūs, kad visos tos čakros yra atsakingos už tam tikrą sritį. Kiekviena čakra turi savo sritį. Ir būtent jos atlieka tos energo ir informacijos perdavimo funkciją. Ir labai įdomiai ir veikia labai harmoningai ir subalansuotai turėtų veikti tarp fizinio, emocinio, mentalinio, dvasinio, karminio, iki pat sielos lygmens. Ir viena svarbiausia čakrų paskirčių teikti subtilę energiją iš kosmoso, į mūsų kūną. Ir iš tikrųjų, jos yra tarsi mūsų kūno durys. Ir per tas čakras, per tas varas, į mus patenka ta nematoma energija, ir kuri cirkuliuoja tais energetiniais kanalais. Ir kada cirkuliuoja, patenka, tarsi per duris, ir tada patenka toliau į mūsų nervų sistemą, į mūsų endokrininę sistemą, į mūsų kraujotaką, į kraują. Ir per tai yra palaikoma ir mūsų sveikata, ir mūsų energetinis balansas. Viskas yra labai labai susiję, dar kartą sakau. Ir visum su šitom energijom, su tom čakrom yra susiję ir mūsų medžiagų apykaita, ir mūsų limfa, ir mūsų, dar kartą pasikartosiu, kraujotaka, ir apskritai visi labai sudėtingi organizmo procesai, mums protų nesuvokiami ir akim paprasta plika akim nematome. Žodžiu, nuo šitų mūsų varų veiklos labai labai daug kas priklauso mūsų gyvenime. Tikrai labai labai priklauso. Tiek išoriai, tiek mūsų viduje. Tai ir žodžiu, iš tikrųjų, kad tie mūsų energocentrai, tos mūsų čakros veiktų harmoningai, yra labai svarbu, kad jie sugertų teigiamas iš tas išorinės vibracijas, teigiamus dažnius ir šalintų neigiamas tas vibracijas iš mūsų. Bet dėja, dėl nesąmoningumo mūsų, dėl netinkamos gyvensenos, dėl netinkamos galvosenos, dėl mūsų mąstymo, būtent mūsų negatyvių minčių, negatyvių emocijų, bet visas šitas procesas išsiderina, išsidarko, žodžiu. Ir kada mūsų čakrų, ta visa pusiausvyra ir harmonija yra suardoma, tada ima formuotis energetiniai blokai. Ir žodžiu, ta veikla, čakrų veikla, šiandien einu prie mūsų dar temos toliau, prie to svarbiausio momento, ką aš norėjau pasakyti, gali sutrikdyti ir užblokuoti būtent įsitikinimai. Ir tie įsitikinimai, kurie yra priešingi tos čakros, kaip čia pasakyti, čia man išsireiškus, jos esmiai, su kuo tai jinai yra susijusi, jos tiesai, taip pavadinkim. O jeigu atitinka jos esmę, tie įsitikinimai, tada kaip tik čakrų sistema atsigauna, jinai yra atsistato ir kaip tik yra palaikoma ir yra harmonija.
Tai va taip gaunasi, kad apskritai kuo daugiau teigiamų minčių, kuo daugiau gyvenime teigiamų įsitikinimų, nes įsitikinimai gali būti ir neigiami, ir teigiami. Teigiami įsitikinimai mums yra labai naudingi, nes jie mums padeda, ne? Jie mums padeda augti, padeda kurti, padeda sveikti, padeda mylėti, padeda kurti santykius ir taip toliau. Jie neblokuoja, jie padeda, ne? Jie kaip tik skatina kažką tai savo gyvenime. Bet vat būtent neigiami, jie, žodžiu, jie blokuoja mūsų energetiką. Ir dar noriu pakalbėti, kad labai yra svarbu žinoti va tų energetinių centrų, tų čakrų vystymosi periodus. Ir šiandien aš kalbėsiu svarbiausias apie pirmas dvi čakras, pirmąją ir antrąją. Ir kodėl? Todėl, kad moteriai jos yra svarbiausios. Ir jeigu įsivaizduotų moterį, ne, kaip ženklą, kaip piešiame ženklas trikampis ir galva viršuje, tai net ir piešiame dėl to, kad visa moters energetika svarbiausia vis vien tai yra pirmieji centrai, pirmieji energetiniai centrai. Pirmas ir antras moteriai labai labai svarbus, kad būti tą tikrą moterį. O vyrams yra priešingai. Trikampis einantis į apačią, galva viršui, vyro energija visa jėga, jo reiškias, jo tokia galia susikaupusi viršui, ne, va šitoj srity. Tai va pirmosios tos čakros vystosi iki 12 metų. Nesvarbu, čia ir vyram, ir moterim. Ir tai bus iki tų 12 metų, ten ir, kaip aš ir sakiau, ir įsitikinimai stipriausiai formuojasi. Ir va, iki 12 metų kaupsis tos ir gryninsis, tai yra tos pagrindinės vertybės, kuriomis jūs po to vadovausitės visą likusį gyvenimą. Ir, žodžiu, va, vaiko sąmonė jau iki 12 metų formuojasi, va, jo būtent vertybių pagrindas. Užtat labai labai svarbu ir mūsų tėvams, ir mums yra labai didelė atsakomybė, kaip mes elgiame su savo vaikais, ką mes prie jų kalbame, ką mes kalbame apie santykius, ką mes kalbame apie pinigus prie jų, nes jie, žinokit, ten nieko nefiltruoja iki 12 metų. Jie ten viską dedasi į savo galveles ir į savo pasąmonę tiesiogiai. Ir vat pirmoji, žinokite, čakra formuojasi netgi tada, kada jau jūsų mamos jūsų laukiasi, jau įsčiose, ne, ir iki 3 metų labai labai stipriai. Antroji nuo 3, man atrodo, iki 9 metų, jau nuo 3 iki 9, ir trečioji nuo 9 iki 12 metų. Va ta trečioji, tai jau pirmieji tokie savarankiškumo, tokie jau savęs įvertinimo įgūdžiai, jau ten, o reiškia antroji, tai ten yra mūsų pirmi kontaktai. Mūsų pirmi kontaktai sociume, pirmi kontaktai darželį, galbūt ne, kažkas į mokykloj, su aplinkiniu pasauliu. Tai yra mūsų bendravimo įgūdžiai, bendravimo patirtis. Ir vat nuo to, būtent įsivaizduokit, tas 3-9 metai tas laikotarpis, jau ten formuojasi mūsų bendravimas, ta prasme, kaip mes ateityje bendrausim su priešingos lyties atstovais. Bet kaip įdomu, jau koks, atrodo, ką tas vaikas ten supranta, nuo 3 iki 9 metų, prašau, žinokit, ten labai dedamas stiprus pagrindas bendravimus, ypač su priešinga lytim ateityje. Tai va, tai kaip ir sakiau, šiandien kalbam apie 2 pirmuosius centrus. Ir turbūt, kad apie tai pradėti kalbėti ir kokie su tais centrais yra susiję įsitikinimai, tai turbūt reikia pasakyti, ne kokie esmės to centro, tos, pavyzdžiui, pirmos čakros esmė. Tai jeigu taip išreikšti žodžiais, kas tai, ne, su kuo tai yra susiję, tai ta pirmoji mūsų čakra tai yra žemė. Tai yra pamatas, ne, tai yra kaip mes tvirtai stovim ant žemės, kaip mes sugebam išgyventi. Tai visai, ką kalba yra apie mūsų saugumą, apie mūsų materialinį stabilumą ir saugumą. Nes visai, kad pirma čakra tai yra mūsų pinigai, mūsų finansai. Ir apskritai stabilumas, ne tik materialus ar finansinis stabilumas, ne, tai yra ir mūsų sveiko kūno priėmimas, tai yra mūsų įgimtas pasitikėjimas. Ir dar labai labai svarbu noriu pabrėžti, kad apie tai nekalbama dažnai, kai kalbame apie čakras, dažniausiai yra įvardinamos va šitos savybės, kurias aš įvardinu, bet dar kartais ar iš nežinojimo, ar pamirštama pasakyti, kad tai yra vis tik tai labai gilų santykiai su šaknimis, su mūsų protėviais, su mūsų giminė, su mūsų tėvais, su mūsų visų egregorų, giminės egregorų.
su visom ten, nežinau, kokiom kartom. Nes tai yra mūsų šaknis, tai yra mūsų ryšys su motina žeme. Ir moterim tai ypatingai labai svarbu, todėl kad mes, moteris, energiją pasikraunam, imame iš žemės. Ne? O vyrai ima iš kosmoso, o mes iš žemės. Ir mes po to labai gražiai mainomės. Jeigu teisingai sąveikaujame, mes labai gražiai vieni kitiem atiduodam tas energijas. Ir dar labai svarbios šito centro funkcijos, tai yra, jisai yra atsakingas už informacijos apdorojimą garso kanale. Bet irgi apie tai dažnai nežinoma ir nekalbama. Ir dažniausiai žmonėms būna sunku patikėti, kad būtent šitas centras atsako, ypač moterims, už aiškiai girdystę. Atrodo, kad turėtų čia kažkur tai būti tas centras, susijęs su ausim kažkur tai. Ne, žinokit, tai yra būtent šitas pirmoji čakra. Tai ir energoinformacijos priėmimas, tai yra būtent šitam centre yra jos perdarbimas ir pertekliaus, tai ko mums jau per daug ir nereikalinga, pašalinimas į Žemės energetinį centrą. Ir dar papildoma funkcija, irgi apie kurią labai mažai kalbama ir tikrai nežinoma. Dažnai aš praktiškai, kiek ieškojau informacijos, labai mažai kalbama apie tai, kad turi labai ypatingą papildomą funkciją, kad šitas centras atidaro duris į mūsų karmą, į mūsų taip vadinamą brandžią karmą. Turbūt žinote ir turbūt tikite tuo, kad mes jau gyvename ne pirmus gyvenimus ir mūsų siela tikrai jau gyvena turbūt ne vieną įsikūnymą ir tikrai turbūt tikite ir žinote, kad jau mes iš praeitų gyvenimų užsidirbam tiek kažkokią taip pozityvę karmą, kuri taip vadinama brandi galimybių karma, tiek negatyvę karmą, brandžiai išbandymų karmą. Ir mielosios ir mėlieji, jeigu šitas centras yra užblokuotas, jeigu jis dirba neharmoningai, tai greičiausiai per gyvenimą tenka susidurti su ta negatyviaja išbandymų karma. Ir tai yra nebūtinai iš praeitų gyvenimų, nes taip pat mūsų karmą mes formuojamės jau nuo pat gimimo. Su kiekvienu savo poelgiu, su savo mintimis mes jau ją formuojame. Tai iš tikrųjų dar labai svarbi funkcija. Ir kas blokuoja šitą energetinį centrą? Tai yra baimė, emocija, jausmas baimė, išgąstis, dar stipriau, tai ta pati baimės, bet išgąstis, kai labai stipriai išsigąstame, kai labai didelė baimė, tokia staigi baimė. Taip pat prislėgta būsena ir aplinkos spaudimas, ypač mūsų tėvų spaudimas, kad kažką tai yra, įsivaizduokit, mūsų tėvų įsitikinimai perduodami mums. Mūsų tėvai mums kažką pastoviai kala, daryk taip, nes taip reikia, nes jie taip tiki ir taip toliau. Įsivaizduot. Kada mes gyvenam svetimą gyvenimą, negyvenam savo gyvenimo, blokuojasi šitas mūsų centras. Taip pat šitą centrą labai stipriai blokuoja daryti abortai moterim ir tiek jūsų pačių, tiek jūsų mamų, močiučių ir taip toliau. Per visas 7 kartas. Tai ir aišku, čia visi įsitikinimai yra susiję su baime, su nepasitikėjimu pasauliu, su nesaugumu, su tuo nestabilumu ir taip toliau. Visa tai, ką aš išvardinau, už ką jinai yra atsakinga šitą čakrą, arba šitas energocentras. Tai ten visi tie įsitikinimai ją ir blokuoja. Kaip pavyzdys, kokius čia jums pasakyti. Pavyzdžiui, aš čia buvau pasirašusi, tai pasižiūrėsiu, kokie čia kad jums. Tai yra, pavyzdžiui, nemėgstu fizinės veiklos ir ją atmetu. Aš turiu per mažai energijos, arba aš visai neturiu energijos. Aš esu silpnas žmogus, aš esu tingus žmogus. Čia yra visas, kas susijęs su mirties baime. Jeigu jūs pastoviai galvojat, kad aš bijau mirties, tai yra irgi tampa jūsų įsitikinimu. Kad gyvenimas yra nesaugus, gyvenimas yra blogis, giminės yra blogis, tėvai yra blogis ir taip toliau, žodžiu. Arba pavyzdžiui, aš esu nevertas šitam gyvenime gauti nieko gero, pinigai yra blogis, visi turtingi žmonės yra blogi, arba kažkokie tai.
gyvenime nieko nepasieksiu, gyvenimas yra per daug sudėtingas, nejaučiu ryšio su savo šeima, ten pavyzdžiui, mano šeima mane atstumia, bet jeigu jūs va tokią mintim tikite, tai jinai, suprantat, jinai jum ir veikia. Arba nieko nepasieksiu gyvenime, aš bijau sėkmės, bijau nesėkmės, bijau pinigų, bijau materialinės gerovės, bijau gausos ar ten taip toliau, žodžiu. Ne? Aš esu silpnas, aš esu nevertas arba neverta ir taip toliau. Tai vat, jų žinokit, yra galybės. Aš čia dabar tik tai kelis ten užsirašiau, kad jums kaip pavyzdį pasakyti, jų yra sąrašai didžiausi. Ir kada mes paprastai dirbam kurse, tai mes dirbam su tais sąrašais ir mes jų ieškom. Ir jie ieškomi tam, kad juos transformuoti į teigiamus. Ir kad jie jūsų gyvenime daugiau nebedarytų įtakos, neuždėtų jums tų rėmų ir išlaisvintų jūs. Išlaisvintų, kad jūs gyventumėt harmoningą gyvenimą. Dėl netinkamo elgesio šiuo metu yra pasilpnėjusi skydliaukė. Žinau, kad be vaistų išsigydysiu, tik ar tylėjimo pakanka. Skydliaukė gali būti ne tik dėl, ta prasme, skydliaukė tai yra mūsų 5 čakra. Ir ten gali būti labai labai daug priežasčių, žinokit, dėl tos skydliaukės. Ir ten gali būti, tai yra mūsų saviraiška, tai yra mūsų kalba, tai yra tai, kaip mes komunikuojame su pasauliu, ką mes kalbame kitiem. Ir žinokit, viena mano mokytoja, Svetlana Skadi, labai gerai pasakiusi, bet skydliaukė tai yra tai, ką mes savo žodžiais, kaip mes nuodijam savo ir kitų žmonių gyvenimą. Tai yra, ką mes kalbame apie save, ką mes kalbame apie kitus, ką mes išsakome, arba lygiai taip pat tai, ko mes neišsakome. Ir dažniausiai būna, žinokit, su skydliaukė problemos tada, kada būtent neišsakoma, taip kaip jaučiamasi, taip kaip, kažkas yra stipriai neišsakoma. Skydliaukė irgi turi dar kitų, kada tai irgi vėlgi susiję savirealizacija ir mes norim labai savirealizuoti, labai daug norim visko padaryti ir kartais jos problemos gali prasidėti vien dėl to, kad mes tiek norim gyvenime viską suspėti, tiek norime daug padaryti ir įjungiam tokį pagreitį, begalinį pagreitį ir irgi gali sustrikuoti skydliaukė. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūrėti pagal žmogaus gimimo datą, tai ten galima atrasti dar įdomesnių dalykų. Nes pagal gimimo datą galima sužinoti kodų sistemas, kur yra susiję konkrečiai su kiekviena čakra. Ir kokios būtent sielos užduotis yra susijusios, daleiskim, su 5 čakra ir su skydliaukė. Tai yra, ką gyvenime reikia savo daryti arba ko nedaryti, kad būtų sveika visa šita zona. Tai, bet čia yra jau labai individualiai išskaičiuojama ir aš taip viešai, padaryti to negaliu jums visiems. Tai yra individualiai konsultacija, prašom, tai tikrai galima nustatyti, kokios skydliaukės dvasinės sutrikimo priežastys, dvasinės. Aš čia ne apie fizinę sveikatą kalbu, apie dvasinius dalykus, apie sielos užduotis, ne kokios konkrečiai sielos užduotis nevykdomos ir kaip tai veikia jūsų visą energosistemą. Tai žodžiu, keliaujam toliau. Tai aišku, tai su pirma tiek, dabar einam prie antros. Ir antra mūsų čakra tai yra antroji seksualinė ir ten yra taip, ten yra gyvenimo malonumas. Ten yra tas taip vadinamas saldumas, džiaugsmas, toks pasitenkinimas, taip pavadinkime. Ten yra seksualumas. Ir jo, reiškia, tiek suvokimas, tiek apskritai priėmimas. Taip pat tai yra magnetizmas ir moterim tai ypač svarbu būtent turėti to magnetizmo, turėti to šarmo, nes jeigu šitas centras užblokuotas, aš jau ne kartą minėjau ir sakiau apie savo laivus, vyrai jūsų nei mato, nei iššaukiate vyrų simpatijos, nei susižavėjimo, nei neturit charizmos ir taip toliau, žodžiu. Nėra to patrauklumo ir, žinokit, ten taip pat dar už toj čakrai, tai yra mūsų entuziazmas, mūsų užsidėgymas bet kokiai veiklai, tai jeigu nieko, taip sėdite ir toks jausmas, nieko nenoriu, nežinau, ko noriu, niekas man nepatinka, ten ir taip toliau, tai yra visą laiką, žinokit, dažniausiai susijęs su blokais antram centre. Tai ir ten pat yra ir mūsų emocijos, yra jų paleidimas, aišku, ten ta čakra ir už gyvybės pradėjimą yra atsakinga, ir ten visa moters yra reprodukcinė sistema, ir dažniausiai, jeigu ten blokai, tai ten dažniausiai yra ginekologinės lygos ir problemos. Ir tai ir kas blokuoja, labai stipriai blokuoja pyktis.
nuoskaudos. Ir ypatingai vyrams, moterims vyrams. Vyrams priešingai, vyrams moterims nuoskaudos, ne priešingai lyčiai blokuoja. Tai vat, mielosios, jeigu nesutarėte su savo tėvu, jeigu ten turite prieš tai krūvas buvusių vyrų, ten buvusių ten meilužių ar kažkokių partnerių ir taip toliau, ir visiems ten jaučiate pyktį, jūs blokuojate savo šitą energo centrą. Ir ten reikia pradirbinėti su atleidimu, su nuoskaudom ir taip toliau. Ir dar kas blokuoja šitą centrą, tai kaltės ir gėdos jausmas. Gėda. Tai va, tai darbe su šituo centru yra būtinas atleidimas, būtinas susitaikymas su tėvu. Su vyrais, nebūtinai ten su visais susitaikyti, buvusiais ir taip toliau, bet jiems labai svarbu atleisti. Nebeturėti jiems nuoskaudų ir tų pretenzijų. Bet tiesiog nebesmerkti savo buvusių partnerių. Ir ypatingai savo tėvo, savo ten senelio, arba dar, ypatingai tai yra, pirmiausia, tai yra tėvas. Moteriai tai yra svarbiausias tėvas, nes jis jos gyvenime yra pirmasis vyras. Ir va, aišku, dabar žiūrėkime, mąstykim logiškai, tai mūsų tie įsitikinimai negatyvus dažniausiai būna su tuo ir susiję, kad su tuo gyvenimo malonumu. Pavyzdžiui, mes dažnai kalbame, kad mano gyvenimas tai visiškai ten nerožinis klotas. Aš ten negraži ir nepatraukli. Aš to nenusipelniau. Pavyzdžiui, kada man tinka ir taip gerai, žodžiu. Man nieko nereikia. Kokie dar? Su vyrai susiję dažniausiai. Visi įsitikinimai va čia su vyrai susiję. Šitą čakrą blokuoja. Viskas, kas su vyrai susiję. Vyrai yra blogis, reiškia, vyrai mane išduos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Vyrais pasitikėti negalima, ir ten, viskas, kas susijęs su vyrais. Tėvų pasitikėti negalima, brolių pasitikėti negalima. Va, dar tiesą pamiršau paminėti, kad jeigu turite brolių ir su jais neturite ryšio arba pykstate su jais, irgi gali daryti labai stipriai įtaką būtent šitam energo centrui. Tai va, kada galvojate, kad esate savo nepatrauklios, kada manote, kad nesate pakankamai seksualios, arba nežinote, ko norite, arba manote, kad gyvenimas yra sunkus ir liūdnas ir nelaimingas ir taip toliau, kad santykiuose yra nesaugu, kad santykiuose yra blogai, tai yra visą laiką būtent šitais įsitikinimais tada labai stipriai blokuojate savo šitą centrą. Ir kada mes įblokuojam šitą centrą, ypatingai, ką pamiršau pasakyti, kai blokuojasi pirmas centras, nes kada mes atveriam pirmą centrą, tada visa energija kyla į kitus centrus. Ir ypatingai, sakau, nesvarbu turbūt ir vyrams, tai irgi svarbu, kad vis vien tas centras turi būti veikiantis. Apskritai visi centrai turi būti harmonija. Ir jeigu jos nėra, tai aš dabar tik tai šiandien pakalbėjau apie 2 centrus, o jų yra 7, o slavų sistemoje yra jų 9. Ir savo kurse Laiminga moteris, kuris beje prasidės jau labai greitai, jau kitą savaitę, startuoja lapkričio 2 dieną, ten, mielosios, mes knysim visus turimus jūsų įsitikinimus per visas sistemas. Tai yra tikrai labai stiprus darbas su įsitikinimais, nes tikrai tuos blogus įrašus pasąmonėj, sąmonėj, taip toliau, juos pakeisti tikrai yra įmanoma. Taip, galbūt nėra taip paprasta, galbūt reikia iš tikrųjų, reikia įdėti pastangų. Be pastangų, žinokit, šitas darbas, tikrai čia niekaip, čia reikia įdėti pastangų. Aš pati savo gyvenime dėjau daug pastangų, kad atsikratyti daugelio savo įsitikinimų negatyvių. Aš ypač turėjau daug negatyvių įsitikinimų, kas liečia vyrus. Nes labai turėjau didelis nuoskaudas ir kartais ir dabar išlenda savo buvusiam vyrui ir taip toliau, ir ten kitiems su juo susijusius. Ir tai pradirbti tą, kad kuo mažiau būtų prisimeni ir kad kuo mažiau skaudėtų, tai yra reikalų. Ir tuos įsitikinimus reikia savo sistemoje perfrazuoti, juos reikia pakeisti į teigiamus. Nes tie negatyvus, jie suprantat, jie kelia visą nemalonių pojūčių apskritai grandinę. Už kiekvieno negatyvaus įsitikinimo slypi dar krūva kitų. Ir juos reikia atrasti, ypatingai tuos šakninius, kaip sakau, kurie yra nematomi, apie kuriuos jūs dažnai nekalbate, neišsakote. Ir tai gali būti daroma įvairių technikų pagalba. Bet kurse,
kurse tikrai, žinokit, pasakosiu apie tokią techniką, taip vadinamą techniką išlaisvinimo iš negatyvių įsitikinimų BSFF. Aš dabar paliksiu kaip paslaptį, aš nesakysiu, ką tai reiškia ir su kuo tai yra susiję, bet tai yra tikrai, aš nesu girdėjus, kad Lietuvoje kas nors dirbtų, tai yra ir man pačiai yra tokia savotiška naujiena, bet labai labai veiksminga ir aišku taip pat naudoju teta bangas, teta meditacijas ir esu sukūrusi, pati sugalvojusi tokią ypatingą teta meditaciją, remdamasi teta healingu, kaip pagrindas, bet iš tikrųjų aš ten padariau tokius savo atradimus, nes labai dažnai, kaip kalbu apie save, tai visai akcentuoju, kad aš esu tas žmogus, kuris labai linkęs viską gyvenime, kad kuo paprasčiau, supaprastinti ir, nes mano vidinis tikėjimas tai yra, kas paprasta yra genialu. Ir kada, nes pavyzdžiui, teta healingė, jeigu kas nors esate ten baigę ir girdėjot, ar mokėtės, ar dirbot, žinote, kad ten yra labai ilgas kelias darbo su įsitikinimu. Aš atsimenu, visas antras lygis, kada mokiausi, buvo skirtas visas antras kursas, ten ar kažkaip, ir kaip čia jį pavadinti, buvo darbui su įsitikinimais. Ir aš supratau, kad aš taip nenoriu, man taip ilgai nepatinka. Ir aš ilgai galvojau, kaip sukurti tokią meditaciją, kad jinai gydytų programiškai visus įsitikinimus. Tai vat mano ta terapija, mano ta meditacija, jinai keičia labai daug įsitikinimų vienu metu. Nereikia dirbti su kiekvienu, pastoviai, su vienu ir taip toliau. Tai va, tai kurse bus su tuo dirbama, su tais įsitikinimais. Pirmiausia, yra labai svarbu juos diagnozuoti ir atrasti. Ir suprasti, ne, iš kur, kaip jie kyla ten ir taip toliau. Nes tie patys įsitikinimai tai yra ir mūsų taip vadinamos tiek antisantykių, tiek pinigų programos. Ir tai irgi, bet ten yra dar giliau, negu kad paprastai tik tai įsitikinimai. Ten yra labai stipriai susiję su mūsų giminė, su mūsų tėvų įsitikinimais. Tai vad juos atkapstyti būna ypatingai sunku. Ir taip pat tai galima padaryti meditatyviniai būsenai. Ir vad kada vedu meditacijas, irgi vadinčikas, ieškom tų įsitikinimų, tai yra neįsitikinimų, bet tų antiprogramų. Tai va, tai tikrai labai labai kviečiu, mielos moteris, dar vyksta kaip tik registracija ir šią savaitę dar galioja mažesnė kaina, 167 €, nes viskas nuo kitos savaitės jau iš karto kaina kils, bus ta tokia tradicinė standartinė kaina. Ir tai vat labai labai kviečiu į kursą Laiminga moteris, vat nuo lapkričio 10. Ir ten mes daug ką darysim. Mes darysim inventorizaciją savo šitų centrų. Aš išmokysiu jūs, kaip reikia pačiom diagnozuoti tuos centrus, kaip nusistatyti, kokia energetika ten vyrauja, ar jie aktyvūs, ar jie veikia harmoningai, ar jumise apskritai vyrauja moteriška energija, ar vyriška, netgi mes įsiaiškinsim procentaliai, kiek pas jūs dabar ten tos moteriškos, kiek pas jūs vyriškos energijos. Žiūrėjau, jūs išmoksite diagnozuoti pačios save. Ir tai yra unikalu ir tai yra naudinga jums visam likusiam gyvenimui. Jūs bet kada galėsite pasitikrinti, koks jūsų yra energetinis stovis, kokia yra jūsų moteriška energetika. Ir ne tik tai galėsite diagnozuoti, bet aš kurse duosiu įvairių būdų ir ta prasme pamokysiu, kaip tuos energocentrus tvarkyti. Ir sakau, kurso dar tas unikalumas ir labai didelis dėmesys ten yra tokiom specialiom 4D video meditacijom, skirtom būtent darbų su mūsų energocentrais, šitų meditacijų, kaip noriu pasakyti, kad jūs niekur jų negausite ir nerasite. Ir jos pačios iš tikrųjų turi labai didelę finansinę vertę, jos yra pačios brangesnės negu pats kursas kainuoja, bet aš jau taip nusprendžiau, kad mano kaip lektorės yra dovana visom moterim dalyvaujančiom šitom kurse yra būtent va tos 4D 9 video meditacijos. Nes kurse mes dirbsim su slaviškais centrais ir su moters psichoseksualinė sandara. Aiškinsimės, kas tai, su kuo ten viskas yra susiję ir kaip diagnozuoti, kaip atstatyti ir taip toliau, žodžiu. Kad jūs, moteris vielos, būtumėt sveikos, kad būtumėt amžinai jaunos, kad jūs būtumėt laimingos. Taip pat dirbsim su vizija tos laimingos moters, gryninsimės, ką jums apskritai reiškia būti laiminga moterim. Ir kalbėsim būtent ir apie nuoskaudas tėvam, dirbsim, pradirbinėsim nuoskaudas tėvam, buvusiems partneriams,
bus tokia atliekama speciali technika energetinės skyrybos, kur jūs galėsite paleisti savo buvusius partnerius, visas nuoskaudas tiem partneriam, išsivalyti nuo tų santykių. Nes dar noriu pasakyti, kad mūsų gimda turi energetinę atmintį ir išlaiko tą prisiminimą apie buvusius partnerius nuo 7 iki 9 metų. Taigi labai svarbu valytis energetiškai, nes po to, kaip mes einame į naują ryšį, mes einam, kaip pasakyti, tokios kaip savotiškai, kaip pavadinkim, užterštos. Ne? O jeigu norite pradėti santykius būdamos švarios, tai arba apskritai jau turite partnerį ir norite dar pagerinti savo kokybę santykių, tai yra verta, nes tikrai būna labai dažnai, žinau, kad būna moteris, turi vyrą, bet vis vien dar nepaleidžia mintis ten apie kažkokį buvusį partnerį. Ar kažkoks ar skausmas, ar nuoskauda, ar ten tiesiog labai didelė kažkokia gal meilė buvo, ar dar kažkas, tai šitą reikia dalyką irgi paleisti, susitvarkyti. Tai kurse bus labai stiprus darbas su įsitikinimais, žodžiu, su paleidimu, nuoskaudų, baimių, tų visų, žodžiu, negatyvių programų. Ir, žodžiu, tikrai labai svarbus reikalas irgi yra mūsų tėvai, nes jeigu mes tam neturim harmoningo santykio su tėvais, jeigu daug nuoskaudų tėvam, tai irgi, žinokit, negali būti laiminga moterim, jeigu ten yra pretenzijos labai didelės tėvams. Ir Ir aišku, žiūriu, kad nepamirščiau pasakyti, ką. Ir taip pat yra darbas bus, aišku, su saviverte, su meile savo. Kalbėsime ir apie tai, kas yra, žodžiu, daug visokių bus įdomių dalykų kurse ir labai tikrai naudingų. Taigi labai kviečiu, jau greitai, jau pradėjom nuo užvakar, jau tokia savotiškai prasidėjo pasiruošimo savaitė po truputį, mes jau su moterim pradedam dirbti po truputį, bet tikrai tai neturi būti jums tam kažkoks stabdis, kad aš jau čia gal pavėluosiu, nieko panašaus, viskas savo ritmu, viskas grupiai, uždaroj Facebooko grupiai, konfidencialumas visą laiką yra garantuojamas. Visi įrašai video lieka, visos užduotys lieka, kad mielos moteris, jūs bet kada galėsite prisijungti jums patogiu laiku ir pasižiūrėti, jeigu tam nespėjote ar negalėjote. Ir mano paskaitos, tokios online paskaitos vyks antradieniais, ketvirtadieniais. Ir gausis, kad 2 kartus per savaitę, 3 savaitės iš eilės. Ir aišku, ten visokios dar praktinės užduotis, teorinės, žodžiu, gausite savarankiškas užduotis, ką galėsite daryti namuose. Ir visą laiką turite galimybę per kurso metu man užduoti klausimus, man rašyti, klausti asmeniškai. Visą laiką mielai atsakau. Ir taip pat dar padarysim klausimų atsakymų vakarą, jeigu kas nors bus neaišku, ir dar pasiaiškinsim, kas, jeigu bus kažkokių tai likusių klaustukų ir taip toliau. Taigi, kursas labai vertingas visom tom moterim, kurios nori atstatyti savo moteriškumą, savo energetiką, kurios nori iš tikrųjų vėl tapti tikrom moterim, kurios nori tos tikros moteriškos laimės, puikių santykių su savo vyru, santykių su savo vaikais, su savo tėvais, taip pat santykių su savimi, nes visą laiką tai yra svarbiausia, nes kursas yra skirtas pirmiausia atstatyti santykių su savimi. Susivokti, kur aš esu, diagnozuoti save, pasižiūrėti, kokie blokai, kas mane stabdo ir su to, kaip išeiti. Ir aišku, labai ten svarbu, dar kurse tokių primokysiu visokių moteriškų tokių praktikų, tokių paprastų, labai lengvų, bet labai unikalių, kad iš tikrųjų pastoviai palaikyti tą savo moterišką energiją ir itin gyvybingą savo antrąjį sakralinį centrą, kur yra mūsų moteriška gyvybinė jėga, mums patys svarbiausia centra, kuris ypatingai atsako už santykius su vyrais. Nes kaip ir kartoju, jeigu antras centras užblokuotas, veikia neharmoningai, tai ten gerų santykių su vyrais nesitikėkite. Ir ten šalia esantis partneris, jisai darysis, virs kažkokį šalia jūsų į negatyvą, aktyvuosis jo negatyvios savybės. Ir, žodžiu, labai antras centras yra moteriai ypatingai svarbus. Nes vyrai visą laiką jaučia moters aktyvią energiją būtent tame centre. Ir jie nori tokios moters šalia, kuri būtų labai suaktyviu tuo centru, antruoju centru. Gyvybingų, aktyvių,
Moteris vyrams tikrai puikiai suprantat moteris ir žinote iš savo patirties, kad nori tikisi, kad šalia būtų moteris atsipalaidavusi, laiminga, patenkinta, rami, be pretenzijų, nekonkuruojanti, nevaidinga ten kažkokia tai, nekontroliuojanti, o tokia plaukianti, atsipalaidavusi. Klausia Rūta, ar bus kursas kartojamas kitais metais? Žinokit, aš jau šito kurso, aš jį dabar kartoju, jau kursas yra kartojamas, aš nekartosiu jau jo, bus kitokie kursai rengiami, aš kursiu naujus kursus ir taip pat, o čia rašo lapkričio 2 dieną, ne lapkričio 2 dieną, kursas 10 dieną prasideda ir kursas kartojamas, ar bus kursas kartojamas kitais, sakau, ne, tikrai nebus, bet žinokite, kursą visą laiką bus galima įsigyti ir vėliau, nes aš kaip sakiau, visi įrašai liks grupėje ir jis bet kada prieinamas ir netgi kursui pasibaigus jį bus galima įsigyti, bet tik tai jau tada už didesnę kainą, aišku, kaina kils ir bet kada savo tempu viską praeiti ir išklausyti. Ir visai tai yra galimybė užduoti man klausimus, bet vis vien, jeigu jūs įsigijote kursą ir vėliau, vis vien galima į mane kreiptis tiesiogiai ir užduoti tai, kas neaišku, klausti, kas neaišku. Tai va čia visai, kad vis vien moterims įsigijusioms kursą yra tokia privilegija, bet kada visai, rašyti man ir klausti. Tai va, dar čia buvo klausimas, gavau refliuksą, geriu vaistus kasdien, su kuo tai susiję. Tai yra mūsų skrandis, tai yra mūsų trečia čakra, tai yra visiems refliuksas labai daug, žinokit, visokių priežasčių gali būti. Tai ir stemplė tenai įeina ir taip toliau. Ir vėlgi tai yra nerimas, stresas, tai yra nepasitenkinimas kažkoks gyvenimu, tai yra ir jūsų kažkokios tai baimės su refliuksu susijusi, kažko tai jūs vėlgi nepraryjate savo gyvenime, kažko tai nesuvirškinate, nes tai ir skrandžio problemos ir taip toliau. Gali būti labai labai daug įvairiausių priežasčių refliukso. Vėlgi, ten visa ta mūsų virškinimo sistema, vidaus organai, viskas labai susijęs, templė, kepenys, ten skrandis ir taip toliau, ir tulžis, tai vėlgi ten priklausomai, dar kaip tas refliuksas, jeigu ten lydimas to atpilimu iš tulžies, tai vėlgi tai gali būti, kad jūsų gyvenime daug pykčio ant kažkokį. Daug, sakau, čia reikia žiūrėti individualiai, nes aš negaliu plačiai atsakyti jums šitą klausimą, nes reikia su jumis kalbėti ir žiūrėti konkrečiai, kas tai gali sukelti. Ir tai yra ir šarminės pusiausvyros sutrikimas, tai yra per daug užrūgštintas organizmas. Tai yra labai daug tiek fizinių, tiek dvasinių priežasčių susijusių su refliuksu. Tai dabar man taip vienu sakiniu sunku atsakyti. Taigi, viskas, žinokite, laivą baigiu ir taip jau daug čia pripasakau, prišnekėjau. Tai yra ne paskaita, tai yra noriu visai ką padaryti trumpą laivą, bet man nelabai gaunasi. Vis norisi jums kažką daugiau papasakoti, pasidalinti, mėgstu dalintis. Tai kągi, mielos moterys, laukiu kurse prisijungiant ir arba iki kitų susitikimų, kitose laivuose ir tariu tada visiems gero vakaro likusio. Ir iki kitų susitikimų. Viso gero. Mm.